Burnos sveikata tarp negalią turinčių žmonių Lietuvoje yra problema ir manau, kad tai ne tik Lietuvoje yra problema, todėl kad tai yra skirtinga žmonių grupė, kuri turi problemų, su kuriomis turi padėti tvarkytis artimieji. Negalia tai pirmiausia jau ir yra ta žodis, kuris pasako, kad tai yra žmonės, kurie dėl vienokio ir kitokių priežasčių turi apsunkintą savo priežiūrą, sakykime taip, higienos atlikimą. Negalia gali būti fizinė, negalia gali būti protinė, gali būti genetiniai sutrikimai, bet dažniausia tai yra žmonių grupė, kuriai reikia padėti ir ypatingai mes dabar kalbame apie burnos sveikatą. Tai reiškia, kad burnos sveikata labai priklauso nuo individualios burnos higienos ir nuo globėjų, ar jeigu tai yra vaikai, tėvelių žinių. Ką sako moksliniai tyrimai, kad neįgaliųjų žmonių maždaug 40–60% padaugėja ėduonies atsiradimo rizika, Taip pat ženkliai daugiau yra periodonto ligų. Ir be abejo, tai priklauso nuo klinikinės situacijos, nuo negalios, nuo amžiaus galų gale, nuo vartojamų vaistų. Tai dažnai kamuoja burnos sausumas, gal kartais per didelis eilėtekis. Kada yra valymo problemos, kada yra nedavalymas, kada yra daug apnašo burnoje, kurį sudėtinga pašalinti dėl kažkokių tai priežasčių. Tokius žmonės lydi blogas burnos kvapas, kuris irgi sukelia daug problemų. Pagrindiniai dalykai tai be abejo yra dantų ėduonis ir dantenų uždegimai, gingivitas. Paprastai tariant, tai kraujuojančios dantenos. Ko dažnai ir artimieji ar globėjai ir nepastebi, arba jie mano, kad tai tiesiog normalu, kad taip yra visą laiką. Bet tai iš tikrųjų yra didžiulė problema ir jeigu ta pati pradžia, dantenų uždegimas, gingivitas, kraujuoja dantenos dėl bakterinio apnašo, tai nesusitvarkius su šita problema, šita liga, dantenų uždegimas, gingivitas pereina į periodontitą, į apydantį ir iš tikrųjų pasekmės jau būna negrįžtamos. Negalia yra įvairi. Jeigu tai yra fizinė negalia, tai galbūt tai yra tiesiog apsunkinta individuali burnos higiena. Tai yra tokių negalios formų ir tokių klinikinių situacijų, kada iš tikrųjų, tikrai yra sudėtinga atlikti kokybiškai kasdienę burnos higieną. Tai ir yra labai svarbu, kad aplinkiniai, jeigu tai yra vaikai, tėvai ar slaugantis asmenys, laiku gautų tinkamą konsultaciją kiekvieno individualiu atveju, kaip kiek įmanoma geriau atlikti burnos higieną, nuvalyti dantis, ypatingai svarbu priemonės, kokias naudoti priemonės, kaip pritaikyti tas priemonės. Jeigu, pavyzdžiui, vienam žmogui galbūt reikia vienokio šepetėlio, tai kitam žmogui reikia jau kitokio šepetėlio. Tai čia tikrai labai labai svarbu kuo anksčiau gauti konsultaciją individualios burnos higienos klausimais, kiekvienu skirtingų klinikinių atveju, atsižvelgiant į negalią, į negalios formą, į amžių, į klinikinę situaciją, į vartojamus vaistus. Kaip ir minėjau, kiekviena situacija yra individuali ir žinoma, kad ženkliai skiriasi kasdienė burnos higiena. Imkime vaikų, sakykime, aš kalbu daugiau apie vaikus, nes tai aš kiekvieną dieną su jais dirbu, autistiškų vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, hiperaktyvių vaikų ar mišrių raidos sutrikimų, nuo cerebrinio paralyžiaus, kuomet
yra visai kita situacija, kada galbūt nesipriešina toksai žmogus. Galima jam valyti, bet tai yra sudėtinga tą padaryti. Yra sudėtingi išsižiojimai. Kada mes kalbame apie cerebrinį paralyžių, imkime, ar apie kitas negalių formas, kurios apsunkina išsižiojimą, sakykime taip, kramtymo funkciją, jau tada ypatingai reikia parinkti tas, kaip sakau, tinkamas priemonės, būtinai nepamiršti sąkandžio fiksatoriais, galėčiau pavadinti, ne? Nes dažnai spazmuoja sąkandį ir tai yra tiesiog sudėtinga tą daryti ir pavojinga, ir jeigu įkišam ten pirštą ar kažką tai, kad pražiodyti, tai tikrai gali ir sutraumuoti. Taigi reikia labai svarbu paruošti aplinką, sakyčiau taip, kiekvieno individualiu atveju. Kartais pakanka tiesiog pagalvėlės. Tiesiog pagalvėlės, yra kineziterapinių priemonių, įvairių pagalvėlių, yra visi mes žinome tą apie kakliuką, ne, ir kartais tai iš tikrųjų ir nuramina, ir palengvina. Ir taip sakau, paprastą tokį pasakysiu išsireiškimą, mažiau makaluojasi tada ir greičiau, kada yra galva stabiliau, galime išvalyti, nuvalyti dantis greičiau ir kokybiškiau. Ir žinoma, aš labai mėgstu kalbėti apie tą fizinę negalę, sakyčiau, ne, kada yra sunku tai padaryti, apie priemonės, tai visiškai kitaip, ir tarpdančius išvalyti yra sunkiau. Galbūt jeigu vienam, kad ir imkime neįgaliam žmogui, galima ir su siūlo dar įlysti, galima tarpdančių šepetėlį panaudoti, netgi irigatorių galbūt galime pritaikyti, ar ultragarsinį šepetėlį, bet yra tokių klinikinių situacijų, kai tą yra labai sunku padaryti, tai galbūt tada greičiau eitų su ultragarsiniu tarpdančių šepetėlio, ne? Ar su prailgintu koteliu, ar kažkokį kitą žiūrėti variantą pritaikyti. Tai yra labai individualu ir visą laiką pasikartosiu, auginantiem, prižiūrintiem, globojantiem neįgalų žmogų reikia rasti, kas galėtų tinkamai atlikti konsultaciją, parodyti, prieiti, pasakyti, parašyti, ką turit žinoti, ką turite įsigyti, kaip galima palengvinti kasdienį individualią burnos higieną. Na ir visai kiti dalykai, jeigu mes kalbėtumėm apie hiperaktyvius vaikus, autistiškus vaikus, ne? Jau čia reikia pasitelkti išmonę, žiūrėti, kaip galima tą geriau padaryti. Labai dažnai vaikai tiesiog bijo to, ko nežino, neleidžia atlikti tokį veiksmą, kokio nėra anksčiau daryta. Reikia labai su vaikais padirbėti. Kiekvienas atvejis, vėl pasikartos, yra individualus. Reikia vaikam leisti pasirinkti, ne, ir nebūtinai vaikam. Galbūt jau mes išėjome į paauglystę, o galbūt jau mes suaugome. Aš bendrauju su suaugusiais Aspergerio sindromą turinčiais vaikais vadinu, bet jau sakykime jaunuoliais, ar autistiškai suaugusiais žmonėmis. Juos taip pat reikia tiesiog labai supažindinti su šita procedūra, su priemonėmis, taip pat aiškinti, kodėl tai yra reikalinga. Svarbiausia tie pirmi kartai, todėl man labai svarbu, aš laiką pabrėžiu, kad kuo mažesnį, kuo greičiau, kuo anksčiau reikia atvykti konsultacijai pas burnos sveikatos priežiūros specialistą, kad gauti tą tinkamą konsultaciją pagal amžių ir tai po truputėlį pildyti ir eiti į priekį. Svarbiausia tai yra išvengti burnos ligų. Kad kažko vengti, tai tokių išskirtinių situacijų nėra, kad kažko vengti, ne? Svarbiausia parinkti geras priemonės, paaiškinti globėjai, turi žinoti, kokios tos geros priemonės. Nes jeigu žmogus nėra tos srities specialistas, dabartinė pasirinkimo erdvė yra labai plati. Mes nuėję į vaistinę, nuėję į parduotuvę matome tikrai labai daug šepetėlių, labai daug pastų, labai daug skalavimo skysčių, tų pačių siūlų pasirinkimas didžiulis, aplamai įvairių priemonių, kad ir ultragarsinių šepetėlių, ne, kaip
įprasta vadinti elektriniu. Vadinkime ultragarsiniais dantų šepetėliais. Taip pat yra svarbu žinoti, kokiu atveju koksai yra reikalingas ir koksai bus naudingas ir kurį bus patogiau naudoti, galbūt sakykime taip. Žinoma, yra priemonių, kurios gali ir pakenkti, tai niekada nepatariu naudoti kitus dantų šepetėlius, tai iš tikrųjų gali pakenkti. Tai žodžiu, reikia labai įsiklausyti į tai, ką pataria burnos higienistas ar gydantis odontologas. Apie projektus, kuriuos vykdo Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, tai čia galima kalbėti ir aš tikrai labai to džiaugiuosi, kad įtakojau šitos projektus, džiaugiuosi, kad dalyvauju aktyviai, džiaugiuosi, kad įtraukiau savo studentus, kurie gavo taip pat labai daug patirties, bet patirtis patirtimi, bet manau, kad tai yra didžiulė nauda ir ypatingai regionų gyventojams, mažų miestelių gyventojams, kuriuos mes tikrai labai stengiamės pasiekti, mes jų ieškome ir tikrai dabar kas mato, kas žiūri, galit mūsų paieškoti, mes mielai atvažiuosim į bet kurį Lietuvos kampelį. Ir kas tai yra? Tai yra projektas skirtas, vienas iš projektų, tai yra skirtas neįgaliems žmonėms. Jeigu mes pradėjome nuo vaikų, tai dabar šitas projektas jau apima ir suaugusius. Tai yra, galima taip ir pavadinti, individualiom konsultacijom. Mes laukiame šeimų, mes laukiame šeimų su vaikais, mes laukiame suaugusių žmonių turinčių vienokią ar kitokią negalią, kuriuos individualiai konsultuojam, apžiūrim, pažiūrim, pamokom, pritaikom, parodom, kokią priemonę tiktų vienokio ar kitokio atveju. Duodam ir tikrai ir dovanų pagal kiekvieną situaciją stengiamės parinkti, ar tai pastą, ar tai šepetėlį, bet čia svarbiausia tai yra, kad pamokyti globėjus, pamokyti tėvus, kurie augina neįgalius vaikus. Galų gale pamokyti ir suaugusius neįgaliuosius. Negalia tai nereiškia, kad visi, kuriem yra konstatuota negalia vienokia ar kitokia, jie negali savimi pasirūpinti. Kartais tai reikia tik tai, parodyti, šiuo atveju toksai šepetėlis. Pasibandom, pamėginam ir tikrai puikiai gaunasi, ypatingai paaugliai, jie labai nori patys tą daryti, tai tiesiog mūsų pareiga, važinėjančių, dalyvaujančių šitame projekte, burnos higienistų, tai yra būtent parinkti tą tinkamą priemonę vienokio ar kitokio atveju, pagal amžių, pagal būklę, pagal galimybės. Jeigu vienas žmogus galbūt turi labai ribotus, apsunkintus rankų judesius, tai kitas juos turi labai gerus, bet dėl kitų jo suvokimo problemų kažkokių ar nesuvokimo, jis negali tą atlikti gerai. Tai mes ir mokomės, ir mokome, ir tikrai visų laukiame, ir projektas tęsiasi, taigi tikrai uždedu, labai džiaugiuosi, uždedu didelį pliusą šitam mūsų projektui. Burnos sveikata tai yra mūsų bendros sveikatos veidrodis, tai yra mūsų pamatas. Tai yra labai svarbu, imkime ir pradėkime dėl burnos sveikatos, Žinoma, kad mes geriau jaučiamės ir visi žmonės geriau jaučiasi, kurie neturi burnos sveikatos problemų, kurie neturi dantų ėduonies, kurie neturi periodonto ligų, kuriem nereikia dažnai lankytis pas odontologus, kurie neturi psichologinių problemų, sakykime ir taip, tai yra bendravimo problemos, tai yra socialiniai dalykai, tai yra socialinė aplinka ir tikrai ta sveika burna, laisvas bendravimas, kokybiškas gyvenimas ir kokybiškas kramtymas taip pat yra labai svarbu mūsų bendrai burnos sveikatai. Tai mano pagrindinis iš tikrųjų palinkėjimas, tai reguliariai lankytis pas burnos higienistus, kiekvienam linkiu turėti savo burnos higienistą, rasti
bendrą komunikavimą, supratimą, kad būtų pasitikėjimas, sakyčiau taip. Ir jūsų burnos higienistas pagal jūsų būklę, pagal jūsų poreikius, pagal klinikinę situaciją, kada jau pažįstame žmogų, kada jis ateina ne pirmo, jau antrą kartą, burnos higienistai gali sudaryti individualios burnos higienos planą, nes jie mato, ko reikia tam žmogui, kas kiek laiko reikia lankytis, kokias priemonės jam reikia turėti. Ir iš tikrųjų kartu tavo draugystė, bendradarbiavimas, savalaikės, laiku atliktos konsultacijos, motyvacija ir žmonių noras bendradarbiauti tikrai duoda labai labai gerus rezultatus.